Pasirinkite raudonas ar geltonas akmuo atsakys į jūsų klausimą šiandien. Santykiai. Kaip atrodo ir kokia kryptim judėti reikėtų į harmoniją. Jei pasirinkote raudoną akmenį, santykiai, kuriuose vyrauja ugninga, kūrybinga energija. Partneriai yra, tarp jūsų yra stiprus traukos ir įkvėpimo ryšys, tačiau abu gali būti gana savarankiški, todėl reiktų pastangų, kad šiluma išliktų kasdienybėje. 8 monetos kalba apie pastangas, tobulėjimą, nuoseklų darbą. Čia santykiai klestės, jei bus sąmoningai puoselėjami per mažus kasdienius veiksmus, atidumą ir norą mokytis vienam iš kito. Kitaip tariant, ši kombinacija sako, aistra jau yra. Dabar laikas kantriai kurti stabilų pagrindą per kūrybą, per motyvaciją, nuoseklumą. Jei pasirinkote gelsvą akmenį, santykiai šiandien atrodo labai pozityviai, džiugiai ir įkvepiančiai. Lazdų tūzas simbolizuoja naują kibirkštį, entuziazmą, emocinį atsinaujinimą. Kokia kryptim judėti reikėtų? Kvietimas džiaugtis, švęsti, atverti širdį. Darną čia kūrė bendras džiaugsmas, pasidalymas laime, pozityvia patirtim, mažiau analizės, daugiau spontaniškumo ir pasitikėjimo. Ši kombinacija, sako, santykiai klesti, kai leidžiate savo būti laimingu. Būnant kartu, nebijokite įsipareigoti ir kurti šventės jausmą kasdieną.